Dažna įmonė ekonomikos pokyčius pajuto per kreditų rinką. Jei sulėtėjus finansuoti net ir perspektyvius projektus tapo sudėtinga. Būtent paskolų rinkai išjudinti ir skirta Ūkio ministerijos administruojama ekonomikos skatinimo plano priemonė mažų kreditų teikimas antras etapas. Ji finansuojama 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšomis. Maži kreditai smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms padeda įgyvendinti perspektyvius projektus net ir nelengvu metu. Maksimalus tokio kredito dydis siekia 350 tūkstančių litų. Kredito palūkanos šiuo metu yra nuo 7,9 iki 9,9 procentų, taigi palankesnės nei rinkoje. Priemonės mažų kreditų teikimas antras etapas, lėšomis finansuojamas paskolas teikia 4 konkurso būdu atrinkti bankai – Medicinos, Šiaulių, Pareks ir Ūkio bankas. Viena iš įmonių pasinaudojusi galimybę palankiomis sąlygomis gauti kreditą yra informacinių technologijų sprendimus teikianti ir kompiuterių įrangą prekiaujanti bendrovė Inida. Kaune įsikūrusi įmonė šių metų birželio mėnesį gavo 200 tūkstančių litų paskolą. Šią paskolą panaudojom iš esmės stabilizuoti įmonės finansiniams srautams. Didžiąją dalį paskolos panaudojom apyvartinėms lėšoms, kurios ypač buvo reikalingos po to, kai Lietuvoje veikiančios kredito draudimo kompanijos sustabdė savo veiklą ir nustojo drausti lietuviškas kompanijas. Taip pat tuo metu, kai gavom lėšas, turėjom galimybę pasinaudodami lėšomis nemažinti darbo vietų skaičiaus. Netgi šį ketvirtį mūsų įmonė planuoja įsteigti papildomas 3 naujas darbo vietas. Ir dalį lėšų skyrėm užbaigti jau pernai pradėtiems darbams. Tai yra elektroninė verslo aptarnavimo sistemos diegimo darbams. Praktiškai ši sistema buvo pakankamai svarbi, kadangi jį leido mums sutaupyti iki 30 procentų, pasiekti 30 procentų didesnį darbo efektyvumą mūsų įmonės. To pasiekoje galime įvykdyti žymiai greičiau verslo įmonių užsakymus ir aptarnauti šios užsakymus žymiai mažesniais kaštais. Pasak Inidos vadovo, ekonominės situacijos pokyčiai destabilizavo rinkas. Atsirado didelė skolų rizika. Tačiau sunkmetis taip pat leidžia įvertinti tikruosius bendrovės pajėgumus, priimtų sprendimų teisingumą dėl plėtros, kainodaros, kaštų valdymo. Ramūno Dirvelio manymu, ne viena ekonominio pakilimo metu buvusi stabili bendrovė šiandien turi galimybę augti ir užimti atsilaisvinusias rinkas. Ekonomikos skatinimo plano teikiamas galimybės pašnekovas vertina ypač teigiamai. Šiuo metu, kai rinkoje pinigai yra labai brangus ir sunkiai prieinami, tai sveikintinai vertinam. Ir ypač dėl to, kad palūkanos tikrai yra pakankamai žemos su vyriausybės pagalba. Bendrovė Inida pasinaudojo ir kitomis ekonomikos skatinimo plane numatytomis bei 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamomis verslo skatinimo priemonėmis. Paskolai gavo valstybės garantiją ir dalinį palūkanų kompensavimą. Iš viso palankiomis sąlygomis teikiamiems kreditams per priemonę mažų kreditų teikimas antras etapas skirta 100 milijonų litų iš 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšų.